Ne, niekur neinu. Niekur neinu. Mano, sakykime, šeima, jeigu taip žiūrėti, taip tiesmukiškai sudėtinga, ta prasme, kad ir tėvas, ir mama stipriai vartoja alkoholį visą laiką. Kaip gyvenam? Senai čia gyvenat? 2 metai. 2 metai? O, kažkada ir aš čia gyvenau. Tai tekdavo dažnai čia, kada namuose barniai būdavo ant stogo tiesiog nakvot. Labai gera užuovėja. Nuimi apskardinimą ventiliacinės šachtos, po kuria, kada esi mažas, palendi pilnai. Pastatai ant 4 plytų ir savo puikiausiai gali miegoti. Nėra ką valgyti namuose ir aš einu rinkti butelius. Čia būdavo supirkimo punktas, čia buvo kulinarija, dabar vaistinė. Toks jausmas, kad kiekvienas iš čia kaip ir tuo metu nori išsikraustyti ir kuo greičiau kažkur kitur. Aš kūrinai dariau savo pažadą, kad aš turiu išeiti iš tokio pasaulio. Prisimenu netoli Suchumio, einant tiesiog keliu, filmuojant iš priešingos pusės upės nuo Suchumį pradėjo šaudyti gruzinų kovotojai. Mes griuvom ant asfalto ir tiesiog ridinėjomės šalia. Kulkos atsitrenkė į asfaltą, netgi asfaltas atšokęs pataiko į kūną ir mes ridinėjomės, rytamės tuo asfaltu į griovį šalia, kad pasislėpti. Ir jau puikiai žinojau, ką reiškia, jeigu girdi švilpimą, tai vadinasi šaudo šalia tavęs labai arti. Jis paskambino tiesiog ir papasakojo apie tai, kad, jį suėmė, atėmė kamerą ir nutrūko ryšys. Tai iš tikrųjų niekur neėjau iš namų porą parų. Tiesiog laukiau to momento, kada paskambins vėl. Su gerom ar blogom naujienom, ta prasme, bet, tiesiog, kad būtų kažkoks ryšys, nes tikrai buvo ne juokai. Tuomet buvo baisu. Ni mauku, ni nieko neku. A ką? Ni nam nieku. Kai aš matau Artūrą einantį, pavyzdžiui, per užupį, atsegiotų švarku, kaklaraištis vėjo nupūstas į šoną, plaukai išsidraikę. Man visada patinka, kad jis kalbina žmonės, klausia, ką jie galvoja. Ir tai rodo paprastą dalyką, kad miesto vadovui nereikia užsidarius langus važiuoti saugiam automobiliais, nebijo vaikščioti tarp miestelėnų, kurių gyvenimui vienaip ar kitaip vadovauja. Vėlgi, sakysim, ar dažnas meras sugeba važiuoti, pavyzdžiui, važinėti kažkur, pereiti per klubus, kad įsitikintų, per naktinius barus, kad įsitikintų tokia situacija, ar tas tai darė. Pavyzdžiui, nuvažiuoti, sakysim, į kažkokius mikrorajonus, pažiūrėti, kokia būsena yra su vaikų žaidimo aikštelėmis. Ar tas tai darė. Po Vilnių man smagus šitas miestas, man jisai gražus.
žiūrėti ir matyti, ir vaikščioti po gatvėm, ir architektūra keičiasi, ir restauracija namų šito. Labai malonu žiūrėti visą šitą. О, у вас так чистенько, все по-европейски, после Москвы такой серый, такое прям все вычищенное, блестящее, зеленое, сверкающее, прям приятно ходить, приятно, глаз радует. Ta visa atmosfera, tiek kad senukams kažkokios tai akcijos kavinėse galima kavos išgerti, tai kad sekmadienį ar šeštadienį išėjus į miestą būtinai surasi kažkokį tai gatvės renginį mieste, arba šiaip išeis ir pajusi, kad saulė šviečia labai gerai čia, nes čia yra Vilnius. Gražus Europos miestas. Reformatoriai neturi draugų. Tie, kurie daro reformas, jie neturi, niekad nedraugų, jie neturi palaikymo tarp žmonių, nes natūraliai žmonės bijo reformų. Ir reformatoriai palaiko labai nedidelė žmonių dalis, net ir tie, kurie palaiko, jie nėra įsitikinę, kad tos reformos pasiseks. Bet čia yra esmė, kad nepalūžt, nepasiduot, o eiti į priekį ir sugebėti tai padaryti. Mūsų pozicija mieste yra, mes patys kūrėme procesus, paskui mus bėga verslas. Mes nusprendėm, ten bus mėsinosi centras. Iš karto, žinai, šnipiški gyventojai, jeigu dar prieš 3 metus buvo ubagai, tai šiandien yra milijonieriai. Jis gyvena Trušiobai, kuris, sakykime, yra su lauke tualetu ir jo namuko vertė buvo arti 0, šiandien jis už tą namuką gali gauti 1 milijoną. Please welcome with me, representing Junior Chamber Lithuania, Mr. Arturas Zuokas. O jeigu viską prarandu, bet yra šeima, tai vadinasi yra rankos, yra galva, viską galima pradėti iš naujo. Kurti viską nuo pradžių, nors galbūt ne nuo pradžių, kurti kažką naujo. Šitam inkilėlį gyvenau. Po langą matosi kapinės, ten iš karto už tvoros ant takalnių. Tik susitvarkė namukas, pražiūrė, susidažė gražiai. Jeigu vienas stovi, tai kitas guli. Arba atvirkščiai. Tai buvo toks mažas kambarėlis, kad iš tikrųjų jau, sakau, ten 3 žmonės jau buvo nebeįmanoma. Ten buvo mažytė lovytė, reikėdavo miegoti arba ant kairės, arba ant dešinės. Lietuva turi būti geriausia valstybė. Ir kiekvienas, kuris gyvena Lietuvoje, turi didžiuotis, nes čia yra geras gyvenimas, čia yra saugu, čia yra geri žmonės, čia yra galimybės dirbti, galimybės uždirbti. Ir, kaip sakant, kur jūs tik benuvažiuosite į kitą valstybę, jūs turite jaus pasididžiavimą. Aš esu iš Lietuvos. Labai. Lietuva yra vieninga. Lietuva viena. Tai mūsų Lietuva. Laisva ir išdidi. Ar mes, Lietuvos žmonės, esame ir būsime vieningi?